etapas jau daug geriau jaučiuosi, ant motociklo vis geriau ir geriau. Kaip ir prieš tai minėjau, pirmuosius etapus važiavau iš vis nedrąsiai, nes mažai turėjau treniruočių su motociklu, bet vis geryn ir geryn. Reiks paspausti, manau, ateityje dar labiau, bet šiaip gerai, trasa super, oras vėl geras, žodžiu, vien geri dalykai, pasiruošę, visi dalyviai tikrai stipriai, pirmas dešimtukas labai stiprus, yra reikalų, tikrai reiks, man atrodo, pradėti daugiau važinėti su motociklu, žiūriu, chebra gerai pasiruošę, tai ką, super, gerai, smagu, gera konkurencija, Lietuvos lygis auga, tai puiku. Iš tikrųjų tai sunku buvo, bet kažkaip visas 2 valandas gerai važiavosi, turbūt stabiliai labai tempas. Turėjau problemų, nėra stabdžių, visas varžybas neturėjau priekinio stabdžių, bet išmokau kitaip kažkaip važiuoti. Tai trečias etapas buvo įspūdingas, turėjau labai blogą startą, tikriausiai išstartavau pats paskutinis ir visą likusią dalį tiesiog stengiausi nepalūžti psichologiškai, nes buvo labai siaura trasa, buvo daug lenkimų ir vietom reikėjo šiek tiek pavažiuoti lėčiau, bet atvažiavau pirmas, labai džiaugiuosi. Šiek tiek liūdnas etapas, aišku, liūdna, kad nelaimėjau. Dažnai ėmė pyktis ant lėtesnių važiuotojų. Gal šiek tiek pasidaviau psichologiškai, nes padariau labai daug klaidų. Buvau išsiveržęs į pirmą vietą, startą turėjau neblogą, bet į kalną važiuodamas padariau labai didelę klaidą, nuverčiau ratinį ir tiesiog nesąmonę visiškai padariau, prasileidau Domantą su Nerimantu, tada apsilenkiu Nerimantą, šiek tiek atsilikinėjau nuo Domanto, užsipyliau kurą ir tada, kai trasa pasidarė sunkesnė, pasibėjau, kad galiu prisivyti šiek tiek. Tai bandžiau kovoti iki galo, tada, dar vienas iki buvau nugriuvęs, jau tada galvojau, kad šansų nebėra, bet žiūriu, kad man rodė lentą ir artėju ganėtinai stipriai ir galvojau, paskutiniam rate duosiu viską ir dar kartą išsiteškiau. Tai pamokų bus, bet aišku, nelabai džiaugsmingas etapas, bet savo įskaitai laimėjau, tai bent jau tiek. Vakar dieną turėjom problemų su technika, net nebuvo pilnai paruošta, neveikė, neturėjom dalių, bet surinkom iš visų, ką turėjom, tiek pažįstamų, tiek patys, kiek turėjom, kažką pavyko sukonstruoti. Dėkui visiems, kas padėjo. Ir jo, šitas etapas tikrai vienas gal sunkiausių, sakyčiau. Tikrai darbinė, daug kalnų, stačių nuokalnių labai išvargina. Atrodo, labiau kalnai išvargina negu ten koksai kelias kitas duobėtas. Bet jo, labai džiaugiuosi, aš finiše. Trečias etapas, trečią kartą iš starto pirmas. Nu, kas gali būti geriau? Gerai.